Tai labą vakarą, vėl tariam jums visoms, tariam ir nuotoliniam dalyviam labą vakarą, smagu vėl visas matyti ir šiandien kažkaip net su Rūta kolegė kalbam, kad, na, kaip jauri darbą, ane? Kaip jaučiatės? Nepavargo dar, kaip sakyt, kiekvieną antradienį 17 valandą. Laukia, tai smagu. Čia viena irgi dalyvė sakė, kad atrodo jau tik išeinu, grįžtu, pilna galva idėjų, o jau žiūri, vėl reikia eiti. Tai iš tiesų smagu vėl visas matyti. Šį vakarą, kaip žinote, visos su kompiuteriais, turėsime praktinės dalies labai įdomios, susijungsime visos prie interneto. O šį vakarą pradės dvi damos, jaunos, gražios viešnės, atkeliavusios iš Vilniaus. Papasakos, kaip jos kūrė savo istoriją, kaip jos kūrė drabužių liniją, labai, labai gražią, turbūt mums ir parodys, ko gero, ir nuotraukų, gal net ir pačios pasidabinusios šiandien yra, tai drabužėliais, tai kviečiam. Tai labas vakaras dar kartą visoms damoms. Iš tikrųjų labai smagu, nes turbūt pirmą kartą kalbam prieš tokią didelę moterų auditoriją. Aš irgi stoviu priešais auditoriją ir nėra net tokio nejaukumo ir galvoju, kodėl taip yra. Ir buvo labai smagu prieš tai sėdėti pirmoje eilėje ir klausytis, kad visos viena su kita kažkuo dalinasi, kažkas apie vaikų darželį kalba už nugaros, kažkas dar kitas idėjas brandina. Tai jau supratom, kad jūs esate tokios draugės tapusios ir mes tą tokį ryšį irgi norėsim su jumis palaikyti. Iš tikrųjų labai įdomu, dar kol čia ruošiamės sužinot, kiek yra tokių, kurios jau turi kažkokį savo verslą ir jau vysto šiuo metu veiklą, kuri yra jūsų pagrindinė veikla. Aha. O visas kitas, kaip suprantu, masto ir dar gvildena tas idėjas, kurios netrukus ir tikėjomės štai išmani moteris padės jas įgyvendinti. Tai džiugu, mes galim pradėti ar ne? Galim, ne, Aurelija? Dar sakė, mums tiesiog pačiom labai įdomu, prieš pradedant prezentaciją, sužinoti, kiek iš jūsų teko girdėti mūsų prekinį ženklą. Ar galite irgi pakelti rankas? Aha. Nu, ne tiek daug, kiek pradedančių verslą. Ne tiek daug, bet mums bus puikia proga jūs supažindinti, kas tai yra ir apie ką mes esam. Tai gal ir pradedame, nerasam? Pradedam. Tai kas yra tas Body Talk? Tai visų pirma, mes esam moteriškų drabužių prekės ženklas. Bet po to slypim ne kas kitas, slypim mes, nes mes buvom idėjos sumanytojos ir įgyvendintojos nuo A iki Z. Tai jeigu tiesiog trumpai, kad suprastumėt, koks yra mūsų kontekstas, koks yra mūsų backgroundas ir iš kur mes čia, kaip mes čia sugalvojom ir kaip mes čia atsiradom, tai nei aš, nei Rasa nebuvom nei viena, nesam dizainerės, nesam siuvėjos ar panašios srities specialistės. Aš, kaip sakau, kažkada vaikystės svajonėse buvau teisininkė, esu komunikacijos specialistė pagal išsilavinimą. 5 metus pradirbau komunikacijos agentūroje, skaitmeninės rinkodaros agentūroje. Paskutiniu laikotarpiu dirbau galbūt daugeliu žinomam lietuviškam startup'e Vinted, arba kitaip vadinama Mano drabužiai LT. Galbūt yra tekę girdėti apie tokį projektą. Tai iš tikrųjų ta mano patirtis, jinai atrodytų taip yra ganėtinai toli nutolusi nuo to, ką dabar mes veikiam. Ir kad tai yra mada, stilius, drabužiai ir visa kita. Bet tie dalykai, drabužiai, noras puoštis, domėtis mada, kas tai yra, kaip derinti drabužius ir panašus dalykai, man visą laiką buvo labai įdomus. Nuo pat mažumės ir mano pirmasis tokia pažintis tai buvo tinklaraštis arba kitaip vadinamas blogas, kurį aš pradėjau prieš gal 6-7 metus. Ir tai buvo mano pirmasis prisilietimas, kuris turbūt ir buvo pagrindinis toks akstinas paskui kažką toliau daryti. Tai nesitęsiu toliau, papasakosim eigojo, Rasa trumpai apie save matyt. Taip, tai mano istorija iš tikrųjų yra labai panaši kaip Vetos. Aš irgi neturiu nei kostiumo dizaino, nei siuvimo išsilavinimo. Baigiau komunikacijos studijas, gimiau ir augau Vilniui, o jeigu dar iš kitos pusės, tai nei mano šeimoje niekas bendro su mada neturėjo, nei aš pati iki tam tikro laiko. Šiaip augau mokslininkų, chemikų šeimoje, kuriem galbūt stilius nebuvo tikrai pats svarbiausias dalykas, tačiau tas potraukis drabužiam, turbūt, nežinau, labiausiai išryškėjo paauglystėj, kai tempdavausi vieną po kito megztinius, juos kaupdavau, tėvai iš to pasijuokdavo, tuo metu kalbėdami apie chemijos formulės ir enciklopedijas vartydami, bet aš laikiausi savo. Tai
tiesiog su Veta mes susipažinom, tarp kitko, irgi dirbdamas aš reklamos agentūroje, jie skaitmeninės rinkodaros agentūroje, pradėjom kartu sportuoti ir taip gimė mūsų verslas. Veta plačiau papasakos. Jo, tai gal pradėkim nuo to, kad mes iš tikrųjų visą savo tą pusę valandos, kiek mes čia turim, jums papasakoti apie savo tą sėkmės istoriją, kurią mums pačiom džiugu, kad mes jau galim taip sakyti, nes Sėkmės istorija. Sėkmės istorija. Tai mes norim jums patikti per 10 atradimų. 10 atradimų, kuriuos mes per daugiau negu 2 metus pačios atradom, kurdavo savo verslą. Tai iš tikrųjų pradėsim nuo pačios pradžios ir mes tai pasakėm, idėja ateina savaime. Tai iš tikrųjų, kaip Rasa ir sakė, mes susipažinom dirbdamos panašioj srity, bet skirtingose agentūrose, kartu pradėjusios sportuoti ir tiesiog prie įprastų moteriškų pokalbių, prie kavos puodelio, kad mums būtų įdomu, ką nors abiems padaryti mados srityje. Mums abiems buvo tai įdomu ir mes tiesiog kalbėdamos pačios atradom, kad tiek viena, tiek kita mėgstam dėvėti lietuviškai vadinamas glaustinukės arba kitaip vadinamus bodžius, kas gal yra labiau suprantama negu glaustinukė. Tai mes tiesiog abi bekalbėdamos ir bediskutuodamos supratom, kad mes mėgstam juos dėvėti, bet Lietuvoje labai retai kurių randam. Nes dažniausiai mes juos arba parsivežam iš užsienio, arba atsisiunčiam iš užsienio, arba kažkokią kitokią formą, bet iš tikrųjų rasti čia Lietuvoje kokybišką gerą daiktą buvo ganėtinai sudėtinga. Tai tiesiog matyt gerų aplinkybių ir laiko dėka mes nusprendėm, kad o kodėl mums nepabandyti pačioms pasiūti, ne pačioms pasiūti, bet tiesiog rasti, kas pasiuva pagal mūsų sugalvotą dizainą. Tai iš tikrųjų tai nuo mūsų pačios pirmos idėjos ir tokių pokalbių iki pirmosios kolekcijos pristatymo, oficialaus ir viešo pristatymo, praėjo vos 3 mėnesiai. Ir per tuos 3 mėnesius mes sugebėjom padaryti savo pirmuosius bandymus, vadinamus samplus, juos adaptuoti, žodžiu, pakoreguoti ir rasti tai, kad jie iš tikrųjų būtų tokie, kaip mes įsivaizduojam, kad jie patiktų mums pačioms, patiktų mūsų auditorijai, mes su jom prasitestavom, gavom iš jų feedbacką, sužinojom, ką galbūt reikėtų keisti ir panašiai. Ir tada mes ėmėmės labai greitai, iš tikrųjų, nuo to, jau kai turėjom pirmus gaminius, tai ten buvo matyti kokį gal 2 mėnesiai, labai greitai ėmėmės tos savo pirmosios kolekcijos ir tai darėm iš tikrųjų specialiai, nes nenorėjom, kad idėja numirtų. Nes čia, man atrodo, yra labai dažna tokia problema ar tiesiog toks dalykas, kad tu turi daug idėjų ir atrodo galėtum imtis ir įgyvendinti, bet tuo pačiu tau be abejo galvoj sukasi daugybė klausimų, daugybė abejonių, ar turėčiau tai daryti ar neturėčiau, gal čia man nepasiseks ir panašiai, bet mes ir po to sakėm, kad turbūt nemaža dalis mūsų sėkmės buvo ta, kad mes ėmėm ir padarėm. Mes nesvarstėm per ilgai, mes tiesiog ėmėm labai koncentruotai ir padarėm per kelis mėnesius tą savo pirmą kolekciją, su kuria startavom viešai pristatydamos vasario pabaigoje, jeigu neklystu. Prieš 2 metus, jo. Taip, kitas mūsų kaip ir atradimas, kad mados verslas turi savo labai aiškias ir tokias ganėtinai skirtingas taisyklės negu bet kuris kitas verslas. Be abejo, turbūt būtų galima pasakyti apie daugelį skirtingų sričių tai, bet iš tikrųjų mums, kaip komunikacijos specialistams atėjusioms iš komunikacijos srities, atrodė, kad mums tai čia bus labai paprasta, mes esam dirbusios su ne vienu grožio ar mados prekės ženklu ir mes puikiai žinosim, kaip čia kas turėtų būti daroma ir kaip čia viskas vyksta. Bet iš tikrųjų anaip tol, nes kada tu pradedi pats tai daryti, tu pamatai daugybę skirtingų niuansų ir galiausiai supranti, kad tokiam kaip mados versle visų pirma tu nekuri paslaugos arba nesiūlai paslaugos ar produkto, kuris automatiškai būtų kažkam mirtinai reikalingas. Tu kuri produktą, kuris turi atliepti tam tikrą svajonę, kurti tam tikrą svajonę ir istoriją ir iš tikrųjų moteris, kurios nori, kad norėtų jas pirkti, jos turi suvokti tavo istoriją ir apie ką tu esi. Tai nėra tik tai, kad tu nusiperki drabužį, nes tau reikia jį apsirengti, tu greičiausiai nusiperki drabužį, nes tau jis patinka. Tai iš tikrųjų tas mados pasaulis mums iš pat pradžių parodė, kad čia viskas reikia labai gerai apgalvoti prieš darant ir viskas turi vykti taip, kaip mados pasaulis sudiktuota. Tai vienas iš pavyzdžių ir, pavyzdžiui, kodėl mes savo pirmosios kolekcijos pristatymui pasirinkome ne, turbūt tradiciškai galimas pasirinkti manekenės, modelius ar panašius dalykus, bet pirmai fotosesijai mes tikslingai pasirinkome 3 žinomų Lietuvoje mados žurnalų stilistas. Tai buvo L'Officielis, F-Mag, LT ir Lamus Lėnis.
Mes pasiėmėm stilistas su tuo tikslu, kad mes jau kviesdamos jas dalyvauti fotosesijoje, mes pristatytumėm naują prekės ženklą ir tokiu būdu joms tai būtų iš karto susipažinimas su mumis kaip su prekės ženklo kūrėjomis. Ir lygiai taip pat mes likusiai žiniasklaidai pristatėm mūsų prekės ženklą kaip per tokią prizmę, jog glaustinukės arba bodžiai tai yra naujasis rūbas, kuris privalo būti kiekvienos moters spintoje ir kad žinomų leidinių stilistės patvirtina. Tai yra savo, kad jūs šį sezoną turite rinktis bodžius. Tai iš tikrųjų tai buvo pasiteisinusi strategija, nes mes užmėtgėm puikius santykius su 3 leidinių stilistėmis, su kuriomis iki šiol puikiai bendraujame ir sutarėme. Ir mums tai taip pat davė gerą padengimą ir gerą startą su nauju prekės ženklu. Perleidžiu. Tai perimu iš Vetos eterį. Vienas labai svarbus atradimas mums bekuriant Body Talką buvo tas, kad iš tikrųjų mes pirmąją kolekciją paleidom tokią labai specifinę mados pasaulį. Ta prasme, kad iš principo ji buvo koncentruota tik į vieną produktą plus aksesuarai. Tai tas produktas buvo bodis. Pirmoji kolekcija startavo turbūt su 6-7 skirtingais bodžių modeliais, kurie buvo vieni labiau puošnesni, kiti daugiau kaip apatiniai, kiti skirti nešioti kasdieną ir buvo berods dar 2 skirtingi šalikai pasipuošti vakare. Bet mūsų branduolys buvo bodis. Ir mes įeidamas į rinką save pozicionavimo pirmiausia kaip glaustinukių prekinį ženklą ir tos vėliavos visą laiką laikėmės. Sakėm, kad glaustinukės tai yra naujieji moterų džinsai, kad tai yra paprastas, patogus nešioti ir derinti drabužis, kurį galima nešioti tiek su sijonu, tiek su džinsais, kelniam, šortais, turbūt su viskuo, išskyrus su suknelė, nes jau suknelė kaip ir viršų irgi uždengia. Tai, kad mūsų pagrindinis produktas yra bodis, leido save pozicionuoti labai paprastai ir aiškiai rinkoje. Ir daugam iš mūsų prekybos partnerių, pirkėjų iškart užsifiksavo labai greitai esminis momentas, kad kas yra Body Talkas, jau vien iš pavadinimo dar aišku galima kažkiek sufleruoja, kad koks pagrindinis yra produktas, tai Body Talkas yra glaustinukių prekinis ženklas. Ir pirmiausia apie tai. Tas toksai labai aiškus pozicionavimas ir radimas savo nišos mums taip pat pastebėjom dabar padeda ir užsienį, nes kai tavęs paklausia užsienio partneriai prekybos, kuo tu esi išskirtinis ir kai tu turi labai savo aiškę viziją, tai turi ją ir sakyti tiesiai šviesiai ir trumpai. Čia labai lengvas turbūt elementarus palyginimas būtų, kai pavyzdžiui, iš automobilių rinkos, kai Volvo pirmiausia asocijuodavosi su saugumu. Tai yra nerašyta taisyklė turėti vieną išskirtinumą ir juo visą laiką pasitikėti ir eiti iki galo. Arba kaip kolegė pasakojo, kažką galvoja apie vaikų darželį, vieną ausį nugirdau, tai negali būti vienu metu ir ekologiškas, ir lankstus darželis. Jeigu tu gali rinkoje pateikti kažkokį, tai, pavyzdžiui, lankstumą, išskirtinumą valandų apibrėžimu, tai tu turi kaip vėliavą tą išsikelti išskirtinumą ir su juo eiti. Manau, tai buvo labai esminis atradimas ir jis mums toliau labai padeda. Taip, tai kaip matot, šiandien mes su Veta irgi apsivilkusios esam Body Talko sukneles ir mūsų prekinis ženklas gimė iš to, kad pirmiausia norėjome tokio produkto, kuris patiktų mums pačioms ir be abejo, kurį mes pačios nešiotume kiekvieną dieną. Tai nuo pat pirmo lekalo mes stengiamės sukurti tokį drabužį, kuris būtų patogus ir kokybiškas, lekalus matavomės pačios ant savęs, kartu su konstruktorium ir siuvėjom juos keitėme pagal patogumą ir pirmiausia, kūrėme tokį drabužį, kuris patinka mums. Tai turbūt svarbiausia taisyklė yra, kuriant verslą, kurti tokį produktą, kuriuo tikite jūs pačios. Net kažkada kolega iš komunikacijos srities pasakojo tokį labai įdomų atvejį, kaip jis patikrino savo būsimą klientą. Kolega turėjo pasirinkti iš 2 moteriškos kosmetikos prekinių ženklų, su kuriuo dirbs. Jis žinomas komunikacijos specialistas, turi gerą vardą, gerą reputaciją, su juo nori dirbti daugelis prekinių ženklų.
Ir susitikimo metu su komunikacijos vadove jau to kosmetikos prekinio ženklo, jis paprašė parodyti savo rankinuką ir pasakė komunikacijos vadovai, kad tuo atveju, jeigu rankinukė bus bent viena to prekinio ženklo prekė, nežinau, rankų kremas ar kremas veidui ar kažkas kitas, tai tuo atveju jis dirbs. Ir iš tikrųjų komunikacijos vadovės rankinukė buvo rankų kremas, kurį ji pati naudoja, juo pati tiki. Ir tai buvo geriausias argumentas dėl to produkto gerumo. Perim aš toliau iš Rasos. Ir čia jau Rasa šiek tiek užsiminė, kad kurdamas naujus rūbus, ar tai būtų glausnukė, ar šiuo metu, kadangi asortimentas yra jau išsiplėtęs, mes turim ir suknelių, ar tai būtų suknelė, mes visą laiką pačios ir labai intensyviai dalyvaujam procese, nors kaip ir tiek Rasa sakė, tiek aš sakiau, mes ne viena nesam baigusios kostiumo dizaino, nesame siuvėjos ar turinčios siuvėjos konstruktorės išsilavinimą, bet nuo pat pradžių mes siekiame to ir vis dar, tarpsme, tebe siekiame, kad jeigu mes kuriame ir mes sakom, atsiprašau, nukrito daiktas, jeigu mes kuriam ir sakom, kad mes esame, taip, laikas, mes esame bodžių prekės ženklas, vadinasi, kad mes turime tą bodį išsiūti geriausiai, nes tai yra mūsų tas vėliavnešys produktas. Todėl mes daugybę darėme pakeitimų pačio bodžio lekale. Mes pačios dabar matome, kaip skiriasi mūsų pirmasis produktas, su kuriuo mes startavome prieš daugiau negu 2 metus ir kaip jis skiriasi dabar, kurį mes turime. Tai yra skirtingos siūlės ir skirtingi visi kiti niuansai, kurie mums iš pradžių atrodė visiškai ok, bet dabar mes matom, kad tai iš tikrųjų yra daugybė dalykų, kuriuos tu gali nuolat tobulinti ir turėti kuo geresnį produktą. Tai šiuo atveju kokybė vėlgi neapsiriboja tik tais pačiam produkte. Lygiai tos pačios kokybės mes siekiame ir pakuotėje, į kurią mes įpakuojame tą savo produktą. Siekiame kokybės tai tame, kaip mes pristatome ir mes pačios, pavyzdžiui, pristatinėjome iš pat pradžių, naudodamasis Lietuvos pašto paslaugomis, kas mums atrodė visiškai ok, o kas čia gali būti blogo. Bet kada šventinų laikotarpiu mes pačios pamatėm, kaip moterys turi stovėti pusę valandos eilėje, kad galėtų atsimti drabužį, kurį jinai nusipirko, tai iš tikrųjų yra blogas experiences, tai šiuo metu mes galim jau jam pasiūlyti pristatymą iki durų. Tai yra daug tokių mažų smulkmenų, kurios susideda į tą vieną žodį kokybę, bet iš tikrųjų tai yra tai, į ką mes norim investuoti ir į ką mes norim fokusuotis, nes matom, kad tai yra dalykas, iš kurio tu gali gauti didžiausią grįžtamąją grąžą, nes klientė, kuri mato, kad tu investuoji į kokybę ir tu vertini kokybę, jis laikia grįž pas tave. Taip, kitas atradimas dėl e-rinkodaros galimybių, tai čia, kaip matėm, po mūsų turėsit turbūt labai įdomų praktinį seminarą, bet ta e-rinkodara mums pačioms irgi buvo labai naudinga. Ir vos startavusios prieš daugiau negu 2 metus mūsų pagrindinis pirmasis pardavimo šaltinis ir kaip mes įsivaizdavome buvo tai, kad tai bus Facebookas. Tuomet visi taip darė. Tu susikuri Facebooko puslapį, ten komunikuoji, bet tuo pačiu tu gali tai naudoti kaip savo pardavimo kanalą. Mūsų pačių turbūt nuostabai, gal po kelių savaičių po mūsų pirmosios kolekcijos pristatymų į mus kreipėsi keletą žinomų ne Lietuvos, bet Vilniaus butikų, mes pradėjome bendradarbiavimą su jais, bet toliau lygiai taip pat paraleliai sekė ir tas Facebookas kaip papildomas pardavimo kanalas. Visgi mes pačios suvokiam, kad iš tikrųjų šiais laikais neišnaudoti e-rinkodaros ir neišnaudoti e-shopų tai yra visiškas absurdas, tai mes po daugiau nei metų, man atrodo, ar ne? Jo, daugiau nei metų. Po daugiau nei metų mes startavom su savo elektroninę parduotuvę. Vėlgi, čia turbūt buvo, galbūt šiuo atveju mes nepasinaudojom savo pačių atradimų, kad reikia tiesiog imti ir padaryti, nes mes labai ilgai svarstėm, kokį sprendimą mes turėtumėm pasirinkti, ar tai turėtų būti kažkoks custom variantas pritaikytas tik mums, ar tai gali būti kažkokia platforma, kurią galim nuomotis, ar galbūt tai turi būti kažkokia užsienio platforma, kuri dar čia Lietuvoje nelabai pritaikyta, bet atrodo labai gražiai. Tai mes turėjom daugybę tų įvairių variantų, bet mes galiausiai pasirinkom platformą, kuri yra sukurta čia lietuvių ir mes ją tiesiog nuomojam. Tai yra ganėtinai paprastas variantas, kurį gali susikurti per
nežinau, norint kažkokiais ten custom variantais per, maksimum kelias dienas. Ir iš tikrųjų mes startavom su savo elektroninę parduotuvę ir tai buvo vienas iš tų mūsų apskritai kaip prekės ženklo ir mūsų verslo tokių kertinių momentų, nes jis pardavimus mums kėlė gal kokius 3 kartus. Tai buvo, matėsi, kad mes jau turim tą bazę klienčių, kurios mus pažįsta, vadinasi, jos jau arba turi, arba yra matavusios, arba žino, kas tai yra Body Talk, žino jo kokybę, žino, jeigu tai yra bodis, kad jis joms puikiai tinka, vadinasi, joms nėra reikalo eiti iki kažkokio butiko nusipirkti, bet jos gali nusipirkti iš e-shopo. Ir tai mums taip pat davė galimybę išplėsti savo geografiją. Nes iki tol mes buvom prekinės ženklas, kuris daugiausiai yra pasiekiamas Vilniuje. Bet turėdamos elektroninę parduotuvę mes tą galim pasiekti ne tik skirtingus Lietuvos kraštus, bet ir užsienį, kas irgi mums yra naudinga. Kitas dalykas, kalbant apie elektroninę rinkodarą, yra ne tik be abejo elektroninė parduotuvė, bet tai yra ir Facebookas ir Instagramas, kurį mes labai aktyviai naudojam. Tai Facebookas jau visiems žinomas komunikacijos kanalas. Mums jis vis dar yra, nors daug kas sako, kad jis jau nebetenka tos reikšmės, nes juo naudojasi vis mažiau arba juo naudojasi tam tikrais kitais tikslais, bet jis mums vis dar teikia tikrai pakankamai naudos ir mes jį palaikom tiek įvaizdžiui, tiek pardavimams skatinti. Bet kitas kanalas tai yra Instagramas, kurį mes naudojam irgi gal gerus metus ir būtent šis kanalas mums leidžia kurti daugiau įvaizdinio turinio ir lygiai taip pat leidžia padidinti ir paskatinti pardavimus. Tai turbūt vienas toks įdomiausių atvejų, kalbant apie Instagramą, yra tas, kad mūsų viena iš klienčių, užsienio klienčių, kuri mus kaip atrado, tai buvo dalinai dėl Instagramo, nes prieš keletą mėnesių mes savo rūbais rengiam aktorę Aistę Diržiūtę, kuri buvo apdovanota Sundance ir Berlyno festivaliuose ir jinai vilkėjo va tokią mėlyną suknelę. Ir jai ta suknelė puikiai tiko, jinai fotografavosi, ją buvo galima bandyti Medijo, jinai lygiai taip pat su ta suknele nusifotografavo ir įsidėjo pas savį Instagramą, užtagino mus, kas mes esam, kad tai yra Body Talk ir panašiai. Ir paskui po gal kokios savaitės ar kiek mes susilaukėm labai įdomaus laiško, nes mums parašė vokietė berlinietė, kuri gyvena Berlyne ir sakė, aš pamačiau Aistę, kuri vilkėjo šitą suknelę, radau pas ją Instagrame, kas tai esat jūs, man jūs labai patikot, aš noriu bet kokiu būdu įsigyti šitą jūsų suknelę. Tai iš tikrųjų buvo tokia įdomi pažintis, kuri išaugo į tokią visai nemažą draugystę ir mes vėl ilgai susirašinėjom, jinai pasakojo mums savo pusę gyvenimo, bet tai buvo vėlgi galimybė mus atrasti pasinaudojant šiuolaikiniam komunikacijos priemonėm. Taip, tai kitas atradimas ir tuo pačiu patarimas jums yra toks, kad dar pačioje ankstyviausioje verslo stadijoje, rašant verslo planą, galvojant apie jo koncepciją, jeigu tik tai turite galimybę, negalvokite apie savo verslą lokaliai. Negalvokite lietuviško pavadinimo, neapsibrėžkite savo rinkos tik tai Lietuvos ribose, pagalvokite apie ir pavadinimo atpažįstamumą užsienyje, ypač jeigu esate gamybinė bendrovė. Lietuvoje daugelį gamybos sektorių yra labai pakankamai geros sąlygos organizuotis, tai orientuokitės iš karto į užsienį. Mes pačioje pradžioje, kai dar Body Talkas nebuvo mūsų pagrindinis darbas, labai nedrąsiai galvojame apie tai, kad iš principo kažkada jis turėtų, šis prekinis ženklas, atsirasti Europos ir vėliau kitose pasaulio šalyse. Tačiau, kol nebuvome ėjusios į internetą su savo elektroninė parduotuvė, tas vyko iš tikrųjų labai lėtai. Bet dabar, ką supratome, pradėjusios prekiauti savo elektroninę parduotuvę ir užsienį, tai būtent tai, kad internetas suteikia beribės galimybės įeiti į kitas rinkas. Kokia mums buvo pradžiai kliūtis planuojant savo plėtrą vakarų Europai? Mes buvome nusistačiusios pasirinkti įėjimą į kitas rinkas per parodas, vadinamus mados trade show, kur dažniausiai mokestis dalyviui, tokiem mažiem prekiniam ženklam kaip mes, būdavo apie 3 000–4 000 eurų
jeigu yra galimybė gauti dar paramą iš Verslios Lietuvos, tai vis tiek būdavo 2000 eurų vien mokestis su įsirengimu, plus dar savo kaštai pragyvenimui. Tai šitas variantas tokiem mažiukam prekiniam ženklam kaip mes neatrodė tinkamas, tačiau yra galybė kitokių būdų mados prekiniam ženklam eiti į užsienį per internetą. Kaip tik šią savaitę mes turėtume atsirasti vienoje iš Prancūzijoje įsikūrusių elektroninių platformų B2C, kur būsime pasiekiami kitiem užsienio butikam ir taip pat galutiniam pirkėjam. Tai dar kartą taip noriu padrasinti ir duoti patarimą, kad jeigu jau galvojate apie savo verslą, būtinai pagalvokite, kad kaip jis atrodytų globaliame kontekste. Nebūtinai Lietuvoje tiek pavadinimo, tiek įvaizdžio prasme, bet kaip net ir paslaugų sektorių galima būtų išplėsti į kitas šalis. Kadangi mes su Veta, kaip sakėm, esame abi komunikacijos specialistės pagal universitetinį diplomą ir neturėjom išsilavinimo nei siuvimo, nei kostiumo dizaino srityje, tai natūralu, kad daugelis mūsų žinių ir patirties atėjo per daromas klaidas. Turbūt skaudžiausios klaidos tai mums būdavo iš tos medžiagų technologinės pusės, kai dažnai neįvertindavom tokių dalykų, kaip net negalėdavom žinoti, nes nebuvom niekada su to nesusidūrusios. Kaip pavyzdžiui, skirtumai tarp audinių. Turėjom pasidarę vieną lekalą, kuris puikiai atrodė S dydžiui, tačiau paskui pakeitėme medžiagą, kuri buvo šiek tiek tampresnė, turėjo šiek tiek kitokią sudėtį, daugiau elastano ir iškirpę tą patį lekalą ir susiuvę drabužį, pamatėm, kad tai gaunasi L dydis. Tai paskui pradėjom ir į tokius technologinius dalykus atkreipdėmėsi ir gaudytis labiau. Kitas toks pakankamai didelis iššūkis mums buvo, tarp kitko, su plėtra į užsienį, nes pirmasis pabandymas buvo Korėja. Mes kartu su kitais Lietuvos prekiniais ženklais kartu su vienu Vilniaus butiku Baltas miškas ėjome į Korėją, bet galbūt iki galo neįvertinome kultūrinių skirtumų, nes Korėja, Lietuva savo mentalitetu yra kardinaliai skirtingos šalis ir einant į kitą rinką reikia tiesiog pagalvoti apie daug dalykų, kaip mūsų atveju tai buvo tiesiog moterų korėjiečių sudėjimas, jos yra ženkliai žemesnės, kresnesnės, jų populiariausia spalva yra ne juoda, ne pilka, ne tamsiai mėlyna, o balta, kaip bebūtų keista. Pasirodo, kad mūsų siuvami bodžiai 3/4 rankovėm irgi yra nepriimtinas dalykas, kaip ir per gilios iškirptės ir dar yra N niuansų. Tai tiesiog einant į kitas rinkas, visa patirtis ateina per tas klaidas. Jeigu tu neturi to žmogaus, kuris tiesiogiai ten gyvena ir gali tave konsultuoti nuo iki, tai tos klaidos yra neišvengiamos ir reikia iš jų mokytis. Tai tiesiog reikia džiaugtis, kad darome klaidų. Taip ir prieš paskutinis atradimas, ko gero pats smagiausias, yra apie tai, kad body talkas iš principo gimė iš didelės meilės ir draugystės mados sektoriui ir drabužiam. Ir mes, kurdamas tokį prekinį ženklą, turėjom beribę laisvę susikurti tokią organizaciją, tokį brandą, kuriame mes pačios gerai jaustumėmės. Tai nesvarbu, kad būdavo iš tikrųjų tokių dienų, kai reikėdavo keltis dar prieš pagrindinį darbą 6 ryto, važiuoti į viešbutį, apžiūrėti fotosesijos vietą. Mes vis tiek gerdavom kavą ir galvodavom, kad vis tiek kažkada tai išauksi kažką didelio, tai turi didelį potencialą ir džiaugdavomės kiekvieną akimirką. Lygiai taip pat dabar važiuojam ir į mugės su body talku, kas kart nusiperkam savo kokį gražesnį darbą, dar įtraukiam savo vyrus į prekybą. Tai svarbu, kol yra dar galimybė derinti galbūt savo verslo idėją su pagrindiniu darbu, neprarasti to malonumo. Galite rizikuoti, galite žaisti, tiesiog mėgaukitės to, ką darot. Ir jeigu Rasa sakė, kad turbūt vienas smagiausių tų atradimų buvo, kad darbe nereikia prarasti
malonumą, tai aš, man atrodo, nesutikčiau ir sakyčiau, kad smagiausias visgi yra paskutinis mūsų atradimas, kad geri dalykai nevyksta komforto zonoje. Ir iš tikrųjų, nors ir toj komforto mūsų zonoje įvyko labai gerų dalykų, bet mes supratom, kad vienu metu, jeigu tu iš tikrųjų nori pasiekti daugiau ir jeigu tu matai tame potencialą, bet tiesiog neturi fiziškai rankų arba neturi fiziškai jėgų daryti kažką daugiau, reikia priimti tam tikrus sprendimus gyvenime. Ir mes labai džiaugiamės, kad su Rasa prieš 1,5 ar 2 mėnesius mes iš tikrųjų priėmėm tą sprendimą ir mes išėjom iš tų, kaip mes sakom, vadinamų pagrindinių darbų ir mes likom šiuo metu dirbti tik su Body Talku. Mes iki šiol dirbom individualios veiklos pagrindų, kas buvo mums ganėtinai paprasta tuo metu su tokiais mastais ir tokiom apimtim, kokias mes turėjom, bet išėjusios mes įsikūrėm UABą, mes susidėliojom strategiškai kryptis ir sritis, į kurias mes norim fokusuotis. Mes realiai vertinom tai, kad galbūt mums nebus taip paprasta labai per trumpą laikotarpį pasiekti tokį didesnį mastą, kad jis mums leistų vėlgi jaustis toj komforto zonai, arba bent jau arčiau tos komforto zonos, kurią mes turėjom, nes be abejo, išeidamas iš saugiai apmokamo, nuolat gerai, teisingų laikų mokamo ir šiaip mėgstamo darbo, tu supranti, kad tu turėsi šiek tiek kitokias sąlygas, jeigu tu nori turėti gerą rezultatą metų ar 1,5 galbūt metų laikotarpiu. Tai mes tai įvertindamas ir tai suprasdamas, mes išnaudojam tai, ką mes puikiai mokam ir kuo mes užsiėmėm iki šiol. Mes prie Body Talko mes dar taip pat turim mini komunikacijos agentūrą, bet vėlgi mes nenorėjom daryti tiesiog komunikacijos agentūros, nes mes tokiuose dirbom prieš tai. Tai mes labai kryptingai nusprendėm, kad mes turim pakankamai patirties jau kurdama savo prekės ženklą. To prekės ženklo kūrimo metu mes turėjom projektus, kurie vėlgi buvo pasirinkti tikslingai iš grožio ir mados srities, kurie mums davė patirties naudingos ateičiai. Tai mūsų naujoji komunikacijos, mini komunikacijos agentūra, aš taip vadinu, nes mes tikrai kol kas nepretenduojam užaugti, nes tai būtų dar atskira verslo sritis ir verslo šaka. Bet mes orientuojamės į grožio ir mados prekės ženklus, nes mes norim dirbti su tokiais, kur mes gerai jaučiamės, mes suprantam tą sritį, mes matom, kad tai reikalauja specifinių žinių ir mes tų žinių turim. Tai šalia Body Talko mes dar turim ir tą agentūrą, kuri mums leidžia galbūt šiek tiek subalansuoti mūsų finansinius srautus, leidžia mums jaustis patogiau ir greičiau galbūt priartėti prie tos naujos komforto zonos. Bet iš tikrųjų ne vienos dienos priėmusios tą sprendimą nesigailėjom ir man atrodo tik džiaugiamės kiekvieną dieną vis labiau, nes mes iš tikrųjų darom tai, kas mums labai patinka. Galbūt būna kažkokių sunkesnių momentų ar vėlgi dabar didesnių klausimų, nes mes jau suprantam, kad mes darom tai visiškai full time ir tai yra mūsų pagrindinė veikla. Tai kelia didesnius iššūkius, tai kelia didesnius klausimus, bet tik bekeliant tos didesnius klausimus, tu iš tikrųjų ir gali daugiau pasiekti. Tai mes labai džiaugiamės, kad ta komforto zona, kažkur yra nauja komforto zona, yra toli ir iš tikrųjų mes labai laimingos priėmė tą savo tokį esminį sprendimą. Dar laimingai ir ilgai įsimikė. Arba greitai. Taip. Ir viskas turbūt, ar ne? Jo, ir pabaigai kažkodėl nebesijungia pabaiga. Aha. Gal su šito pavadinti. O, pabaiga. Pabaiga jau. Norėjom tiesiog pasidalinti maža staigmena, dovana, nuolaidų kuponų mūsų elektroninėje parduotuvėje. Galbūt taip, kad galėsit susipažinti jo ir pasižiūrėti. Jo, susipažinti. Ir klausimai. Dabar neperkam. Dabar po užsiėmimo. Jeigu turit klausimų, mes mielai. Ką mes darom mažajam savo versliukė, kurį jūs, kaip suprantu, vadinat komunikacijos agentūra, kurią aš sakiau, taip? Tai šitoj vietoje mūsų tikslas yra būti tą tarpinę grandim tarp
kompanijos, prekinio ženklo kokio nors ir didelės komunikacijos agentūros, kuriai dažniausiai trūksta specifinių mados rinkodaros arba mados komunikacijos žinių. Vadinasi, kad mes galim dirbti tiek su kažkokia mažesniais projektais, kurie reikalauja, pavyzdžiui, stilistų įsitraukimo, reikalauja specifinių žinių fotosesijoms organizuoti, reikalauja mados blogerių įsitraukimo. Mes taip pat dirbam su socialinė medija, tai yra tiek Facebookas, Instagramas ir visi kiti dalykai. Kažkokie renginiai arba ateina klientas su kažkokiu poreikiu kažkokiems renginiams, mes dirbam nuo koncepto iki jo gyvenimo. Tai yra tam tikros veiklos, kurios jau nebėra tos didžiosios agentūros, kurią dažniausiai, jeigu tai yra didesnis prekinis ženklas, turi dažniausiai. Tai nepretenduojam, nes tai kol kas mes ir esam dviese. Mes neturim už savęs kažkokios dėlės komandos. Mes gal net neturim tokios ambicijos tapti didelę komunikacijos agentūrą, nes tai nebus mūsų pagrindinė veikla, tai bus visą laiką kažkas šalia Body Talko. Ir vėlgi mes su šita antraja savo veikla, dabar šalia tos pagrindinės, atradome šiokią tokią nišą. Dideliems grožio ir mados prekės ženklams patogu turėti šalia komunikacijos konsultantą, kuris vėlgi turi labai stiprų išskirtinumą, nišinės, būtent tos sektoriaus žinias. Nors specializuotų šiaip komunikacijos agentūrų, tokių kaip Lietuvoje, apskritai nėra, nes daryti iš to didelį verslą turbūt yra neįmanomas dalykas mūsų rinkoje, bet kadangi mes tokios ambicijos neturime, mes galime vadinti save komunikacijos butikų. Jo, komunikacijos butikų arba kaip nors taip. Kuris labai koncentruotai tik su tam tikrų sektorium dirba, tai vėlgi atradom dar vieną nišą. Kaip prisikalbinot žvaigždės paveiksluotis? Čia toks, kaip sakat? Ne, aš tai galiu pateikti vieną pavyzdį. Kai buvo Eva Rumšo mylimoji, buvo viena iš mūsų fotosesijos veikėja, tai mes ją atradom pačiu natūraliausiu būdu. Ji buvo mūsų lojali klientė. Pirko kažkada body, kurį dar reikėjo jai specialiai pasiūti, su ilgesniom rankovėm, nes Eva, kadangi buvęs modelis, tai reikia ilgesnių rankovių. Ir mes tiesiog turėjom labai draugišką santykį su ją. Ir buvo toks tikslas, kad norime iš principo dirbti su tokiais modeliais ir žmonėm ir mūsų komunikacijai, kurie yra mums artimi ir kuriem yra nesvetima mūsų prekinio ženklo filosofija. Mes niekada turbūt nedirbsime su tom masiniam pop žvaigždėm, nes mūsų tiesiog prekinis ženklas yra kitoks, labiau minimalistinis, santūrus turbūt. Bet iš tikrųjų šitoje vietoje dar kalbant apie tos žinomus žmonės, labai svarbus tas žmogiškas, natūralus ryšys. Ta prasme, tai niekada nereikia, jeigu tu eitum su kažkokia, nežinau, pompastiniais ten pasiūlymais, ar šiaip galbūt reaguotų visai vienaip, bet kada tu ateini ir tu labai natūraliai sakai, kad tu esi, štai, man metai arba man 2 metai, mes esame mažas prekinis ženklas, mes pačios viską darom ir mums įdomi, jūs, nežinau, bet kuri moteris esate įdomi kaip asmenybė, mes matom jūs kaip puikiai atitinkanti mūsų prekinį ženklą, tai į tai reaguoja labai natūraliai, nes daugeliui jie tai supranta kaip galbūt tam tikrą pagalbą Lietuvos prekiniam ženklam, nes jie galbūt visai kitaip reaguotų, jeigu tu kreiptumės iš dalies korporacijos, bet kada tu kreipiesi labai natūraliai, šiltai ir dar tas prekinis ženklas yra pažįstamas jiems patiems, tai labai, labai natūrali reakcija. Ir mes taip galim, mes nei vienam iš jų tikrai nemokėjome. Jo. Ir nereikia bijoti užmegzti to santykių, nes galbūt būtent ta žvaigždė, kuri atrodo viešoje žiniasklaidoje tokia labai susireikšminusi tolima, gal ji kaip tik prieš 10 metų irgi norėjo brandinti tokią verslo idėją, tačiau jai nepavyko ir ji nori jūs palaikytų. Tai tas, kad tu esi mažas ir dar mažai kam žinomas, kartais gali būti pliusas. Nes, tarkim, jeigu eitume nuo Akropolio didžiausių parduotuvių, tokių pasiūlymų, komercija, tai aišku, kad nebūtų tokios reakcijos. Taip. Tai dar vieną paskutinį klausimą. Kas ribotas, tai... Gerai. Vadyboje esame dviese. Kiek dirba žmonių klausimas? Ir taip pat turime mažąją gamybą Vilniui, samdomės konstruktorių ir siuvėją, plus Vilniui toj turėsime dar vieną siuvėją ir vieną siuvėją Utenoj. Tai įdarbintų mūsų abie 2, o vėliau pagal individualią veiklą samdome dar 3 žmonės.